Man tai pirmoji fizinio parengimo savaitė eina į pabaigą. Kaip vertini iki šiol nuveiktą darbą? Na, aš tai vertinu labai gerai, nes pirmą savaitę labai gerai buvau susiplanavęs viską, sustiprinam sąnarius, sausgyslės, raumenis. Dabar antrą savaitę biškį jau įmetėm intensyvumo, daugiau bėgimų. Tai patys sportininkai jaučia po vakarykštės treniruotės, tai jo tiek. Ar tai, kad žaidėjai susirinko ne visi vienu metu, nesumaišė tavo planų ir kaip tai atsilieps galbūt visam pasirengimo ciklui? Sumaišė iš tikrųjų, nes aš buvau susiplanavęs, kad busim visi krepšininkai. Dėl to pirmą savaitę buvau pasiruošęs rimtai ir po to, kai pamačiau, kad ne visi susirinkę, biškį nerimavau. Bet galvoju, gal pasivysim, nes dabar individualiai po treniruotės kiekvienas dar savo padirbės, grįšim į salėje biškį irgi vėl individualiai, štanginiai biškį papildomai tiem krepšininkų, kurie nebuvo pirmą savaitę, turėtume pasivyti, tikėkime bus viskas gerai. Kas buvo labiausiai akcentuojama pirmąją savaitę, kokius raumenis stiprinate, kokius pratimus darėte? Akcentavome, dabar nusipirkam naujas gumas, kur Lietuvos rinktinė darė. Tai labai gerai stiprina raumenis, visur sausgyslės, tuo pačiu kaip veikia kaip treniruoklių salė, bet žymiai efektyvesnis, čia naujovė yra, funkcionalumas. O antrą savaitę, ką planuojate antrą savaitę, ką veiksite tenai? Antrą savaitę dabar labai didinam jėgos greičio ištvermę, noriu išsekinti organizmą, kad energetika išsikrautų ir atėjus į salę, prasidėjus krepšinį daugiau žaidimam, pakiltų superkompensacija, atsirastų ištvermė, todėl krepšininkai atsiras ir galingumas, aišku, reiks pradėti greičių dirbti ir jėgai, kad būtų staigus, greiti. Aš šiemet galvoju, kad šiemet komanda tokia biškiai bus vikresnė, greitesnė, bet kaip matysiu. Kaip krepšininkai atvyko pasirengę, ar nebuvo problemos, ypač su naujokais, kurie savaitę pavėlavo į stovyklą? Kas galbūt geriausiai atrodo fizinė prasme? Kažkaip buvo net keista, kai atvyko naujokai, ypač Karolis, bent jau pirmą savaitę, tai jis labai gerai atrodo, ištvermingas, stiprus, kas nekeista aukšto ūgiui, nes ištvermėti jiems sunkiau yra. O kas atvyko antrą savaitę, tai galiu pasakyti, kad jie buvo kažkaip pasiruošę vasarą, ypač Žygimantas labai gerai atsigavinėjo po fizinių krūvių, toliau Marius irgi labai gerai. Manau, kažkaip krepšininkai apie tai galvoja, kad jų darbas toks. Pats esi lengvaatletis, man tai ar daug lengvaatlečiam būdingų bruožų gali pritaikyti krepšininkams ir krepšinio treniruotėms? Kokie pratimai galbūt? Iš ties, tai lengva atletika, aišku, visų sporto šakų karalienė, ta prasme, vis tiek viskas pagrindas yra lengva atletika, dėl to mes šią stovyklą daug bėgiojam, tai tą galėčiau pritaikyti, kad ir krepšininkai, ir lengva atlečiai yra bėgikai, bet aišku, krepšinis daug kontaktinis sportas, todėl, aišku, reikia viską ant sulenktų kojų, visai kitoks bėgimas yra, judėjimas, tai vis tiek, jei geras lengvaatletis, dar krepšininkas dar nebus vis tiek geras. Pats esi, jaunesnis turbūt už visus krepšininkus nekyla problemų, vedant treniruotės, nori klauso krepšininkai? Klausau, aš tų problemų nesusidūriau su tokiam problemom, kad jie neklausytų, patinka, geda jie keliai ten kartais, bet viskas tvarko iš tikrųjų.